you a mental collar, know that wanna make you holler, play a hater, play another buster, you ain't worth a dollar, play a lyric, man, and know why you wanna hate me so, boy, you just a buster, just a ducker, just a sucker, ho. Yeah, that keeps a player calm, man, that make you buster. Ok, paskutinės valandos, kada jisai yra gruntuotas, be spalvos, tiksliau kėbulas, dar detalės laukia savo eilės. Ok, viską su antisilikonu praėjau, nežinau, 3-4 kartus, išimam langą, užsiklijuojam perimetrą, užsidengiam viską, kas nereikalinga ir dažysim. Tai dabar timelapsiukas dar greitas iš kažkokio šiokio tokio paruošimo pabaigimo. Viskas, mašina kameroj, Edgaras dažo. Dar kartą Edgarai atsiprašau, kad čia taip ilgai trukau. Iš tikrųjų buvo sąlyga, kaip čia pasakius, sąlyga iki 6 pasiruošti mašiną, apsiklijuoti pilnai. Dabar yra apie 8 valandas, vėluojam beveik 2 valandas. Nežinau, kokį didelį dėkui turiu aš pasakyti Edgarui už tą kantrybę su manim ir mano kliurkom, mano grybais ir mano lėtumu. Bet jo, šiuo metu dažosi tauranas. Nežinau, gal bandysiu užgaudyti kadrą proceso, nes nebaisiai skaidrus langai kameroj. Tai vat, pagaliau po 1,5 metų atsiranda spalva. Atsiranda spalva ir daug dalykų šį sezoną dar turi pasidaryti, nes jau kitą sezoną aš noriu pilnai važiuoti. Tai dar keletą dalykų vis tiek reikės dasivesti per žiemą. Bet esmė ta, kad šį sezoną turi būti lankai, turi būti lopšiai, mano manimu. Tai ten diržai dasideda, tokie dalykai. Turi pasidaryti ir dar 2 buferiai. Tai va, dar buferiai užims laiko. Planas buvo iki rugpjūčio galo. Tai nežinau, ar spėsim. Tauranas pastarąsias 2 savaitės suvalgė tiek daug laiko, kad reiktų ir apsikirpti ir apsiskust. Nebuvo laiko kada. Realiai atidirbė dieną darbo ir tada gaunasi po darbo tiesiai važiuoji į garažą, šveiti darai. Ir tai čia
sujudėjom greičiau negu tikėjomės. Vėliau kažkoks update'as bus, noriu šiek tiek prisės dar galvoj suvirškinti viską, kokia dabar situacija ir kaip kas, nes iš tikrųjų tos 2 valandos dabar buvo be sustojimo greito tempo viską daryti ir tikimės, kad nieko nesugadinom. Ir dar kartą disclaimerį tokį pasakysiu, kas liečia kažkokias vietas, kas atsilups, tarkim, bus nudažyta ne toj vietoj, kažkur įpūsta daugiau, mažiau. Visos problemos yra ant mano pečių. Dėl to, kad čia ir buvo tokia sutarta opcija, aš norėjau savo naujos patirties, norėjau paruošti pilnai mašiną dažymui, įgauti naujos patirties. Tikrai dabar pirma mašina mano daroma yra pilnas ruošimas dažymui viso kėbulo ir tikrai nesu profesionalas ir mokinuosi tai daryti. Tai tikrai bus pasitaikę kažkokių problemėlių, Edgaras kiek galėjo, tiek sužiūrėjo mano kliurkas ir mane taisė ir sakau, dėkoju už jo kantrybę ir jo pasitikėjimą manim, kad aš sugebėsiu tokį dalyką pasidaryti. Tai dabar dar greitai kokį kadriuką šaunam per kameros langą. Ką tik nulijo, taip nemenkai. Biški nuo klijų šveitimo jau biški pavargta buvo, nes labai lėtas procesas, esu kantrus, bet ne ant tiek. Tai nusprendžiau kitais dalykais apsiimti. Eisiu prasišveist dulkeles. Pasiėmiau Kovakso kaladuką, 1500 grubumo lapelį ir prasigaudysiu dulkeles. Ir paskiau seks antras etapas, trizakais susišveisti visą mašiną ir prasilyginti tą kerzą. Trauksim kuo arčiau veidrodžio ir kuo gražesnio vaizdo. Ok, greitas prabėgimas. Tai va, čia va yra tų dulkelių, nes tikrai netobulai išsipučiu būtent šitas vietas, o iš čia pakėlė dulkės, ir jos krito jau ant šonų. Porą dulkyčių dar ant stoikių yra, bet išsigaudėm stogą kitą dieną, sakiau, šveisios, nes atsivešiu normalaus valiklio, nes čia truputį lietaus gavo, kelis lašus sulipo tos dulkės, tai toks šiurkštus tas stogas, nesinori čia jo liest labai, nors aišku visa mašina šveisis prieš poliravimą, bet norisi kuo atsakingiau ir saugiau. Gumos taip pat atsivalė pakankamai neblogai, yra čia dar vienas kitas plėmukas, kurį išsivalysim. Čia visai neblogai išsivalė, nes su kortelė tiesiog nusigramdė pamirkius valiklyje. Čia dar reikia apvalyti. Bet overall judam į priekį ir po biškį atsigaudinėja reikalai. Šią savaitę dažosi bagažinė, priekis, dar veidrodėlius penktadienį nuperku. Ir slenkščiai ir daug kitokių dalykų. Tik tai išskyrus buferį.